Jeigu aš pasakyčiau, kad 2027 metais apličio vis mūsų planeta pasikeis. Jeigu aš tau pasakyčiau, kad 2027 metais tu galėsi patirti tai, ko tu niekada negalėjai, visiškai būdam žmogus. Jeigu aš tau pasakyčiau, kad tarp mūsų jau tūkstančius, dešimtimis, gal netgi 100 000 metų gyveno nežemiškas būtybės. Jeigu aš tau pasakyčiau, kad 2027 metais mes gausim visą holografinį istoriją, kaip mūsų žmonija ir viskas šitai planetoj buvo, egzistavo ir kas ir prarasta. Jeigu aš tau pasakyčiau, kad tu galėtum pamatyti, kaip Atlantida atrodė. Jeigu aš tau pasakyčiau, jeigu tu galėtum pamatyti, kaip dinozaurai iš tikrųjų atrodė. Jeigu aš tau pasakyčiau, jeigu tu galėtum pamatyti tą įvykį, kaip tas meteoritas nukrito ir išnaikintus dinozaurus. Jeigu aš tau pasakyčiau, kad 2007 metais tavo gyvenimas bus pilnas meilės, pilnas dėkingumo ir pilnas tokios šviesos, kur tu net negali įsivaizduoti, koks jausmas būtų patirti šviesą. Ar tu galėtum įsivaizduoti save gyvenant tokiam pasaulyje, kur yra pilna šviesos, kur vien tik ir šviesa, kur tu tamsos visiškai nematysi? Ar tu galėtum įsivaizduoti save, kai tau nereik matyti tokį didelį kontrastą tarp tamsos ir šviesos? Nes dabar yra du traukiniai. Dabar yra metas pasirinkti. Mes matom belę kokį kontrastą tarp meilės ir baimės. Ir į kurį tu traukinį labiau siesi, labiau pasirinksi. Per kelis dešimtmečius su laiku tai pasikeis, tai įsiskirs. Įsivaizduok, dabar du bėgiai viens prie kitą važiuoji ir ne tiesiog po kažkiek laiką išsivažinės ir tau bus praktiškai beveik neįmanoma patirti ir pamatyti, kaip atrodė ir kaip yra vienas traukinys, kaip atrodo šviesus pasaulis ir kaip atrodo negatyvus pasaulis, kuriam tu nebegyveni. Tai bus jau greitai. Ar esi pasiruošęs susipažinti su nežemiškom būtybėm ir priimti juos į šitą pasaulį?